Na ir toliau. Kad toliau pasilikau dar porą peilių pabandymui. Šitie peiliai pas manęs namie guli. Šitas kažkur jau virš mėnesio. Šitas seniau buvo. Seniau, gerokai seniau. Bet dabar šį naudojau gal porą mėnesių, bet šitą pasiėmiau tik tai išbandymui, dabar šito nenaudoju. Tai žodžiu, šitas norėjau pasibandyti. Aogami plienas. Truputį šviesą paimsiu. Ir geriau matytis. Aogami plienas. Smagus, lengvas peiliukas, toks guito forma. Trupučiuką, va čia tas aogamis, man tokia rankų darbais, toks atrodė nuo kalimo, nuo kažko. Galvoju, reikia įsibandyti, kaip jis laikys, bet viskas idealu. Visiškai, na ir galim su juo pabandyti svogūnus. Be problemų. Ir pjaustysim kepimui didesniais tokiais gabaliukais. Nu, plonas peilis, nu pasakai, jis dirba, tiesiog nežinau. Nu, tokiais didesniais gabaliukais susipjaustysim kepimui. Ir pasakiškas peilis. Bandysim. Dabar vieną šustriausių peilių, kokį turiu. Tai yra su ZDP 189 plieno, miltelinio plieno, super plieno, jau aukščiausios kokybės tokiu plienu centru. Bandysim šitą peiliuką. Aš jį labai grubiai bandžiau visą mėnesį. Skumbrę per kaulus, kai reikės perpjauti, viską bandžiau, nors su peiliu tokiu negalima. Aš viską bandžiau su juo. Ir patikėkit, aišku, jis nebijo nei svogūnų, nieko, jis nekontaktuoja su rūgštim taip. Tai žodžiu, vis tiek jis pjauna. Jis aišku, toks biški norėtus gal grubesniam darbui, kai galima ir šūkti, bet jis pjauna, dirba šitai. Jokio atšipimo per mėnesį, taip, su juo elgiantis, nieko visiškai. Pasakiškas peilis. Dar vienas svogūniukas kepimui. Su mėsa reikės pakepinti aliejų. Tai žodžiu, va šitą reikalą troškinuką reikia šiandien pasidaryti. Nežinau, kas gausit, pirmą kartą darysiu. O čia jau bus ne kepimui, o žalią uždėsiu šitą. Tai žodžiu, neįsivaizduoju, kas gausis, nes aš esu toks kvailas žmogus, mažiau darau pagal receptus, daugiau iš galvos. Darau, jeigu kas pavyksta padaryti gerai, tai nepasimenu, ką dėjau. Tai žodžiu, sudėtingas su manim, kartais turite, aš atvyko receptą kažkai jau turiu kiek laiko išsibandęs, įsižiūrėjęs, tai viskas tvarkoj, bet pasakiškai. Žiūrėk, kaip gražiai. Super. Vienas akis pradėjai graužti. Tai aštrus svogūnus šviežus. Iki.